Šiame kanale mes demaskuojame FSB ir ACIRS agentus, kurie glaudžiai susiję su PDF failų planu. Štai dar viena dėlionės detalė, kuri papildo bendrą vaizdą. Ar yra kokių nors konkrečių užfiksuotų PDLF atvejų organizacijoje ar ACIRS? Yra. Žiūrime. Novosibirsko antipedofilų aktyvistai teigia, kad į jų rankas pakliuvo šventikas. Pažintis prasidėjo internete. Susirašinėjimą pradėjo vyras, kuris vėliau prisistatė arkivyskupu. Vaizdo įrašo autoriai telefonu pasidalijo kai kuriomis susitikimų detalėmis. Jis man paskambino ir paklausė, ar aš vartoju alkoholį, bet aš atsakiau, kad geriu tik nealkoholinį alų. Jis nusipirko 2 butelius vyno ir mes susitikome Lenino aikštėje. Sutikite, jei norite tik pasikalbėti, tai nepirksite vyno. Grupės dalyviai teigia, kad dvasininkas žinojo, jog eina susitikti su nepilnamečiu, bet pamatęs vaizdo kamerą savo planus pakeitė. Jis sakė, kad su paaugliu norėjo susitikti tik profilaktiniam pokalbiui, o buteliui su vynu jis tiesiog neatšėsi namo. Šio vaizdo įrašo personažas iš tiesų yra dvasininkas, taip patvirtino Novosibirsko vyskupija. Šiandien jos atstovai matė vaizdo įrašą, bet kol kas jo nekomentuoja, aiškinasi aplinkybės. Aš tarnauju Aleksandro Nevskio sobore. Esu arkivyskupas Viačeslavas Naumovas. Aš norėjau pasikalbėti su vaikinu, kad pamatyčiau, kaip jis gyvena ir kad įsiaiškintume kai kurios dalykus. Ir kodėl tu rašei, kodėl užsiregistravai Mamboje, pažinčių svetainėje, kodėl tai padarei, juk turi šeimą. Tai jau kitas klausimas, kam, kokiu tikslu, ar vesi edukacinius pokalbius su visais? Ar Naumovas buvo ACIRS narys? Žinoma, jis ir Novopaštinas netgi buvo FECRIS nariai korespondentai. Štai, Frideriko Griso pasirašytas dokumentas, mes jau žinome, kas yra Grisas. Jie sakys, kad tai praeitis, bet kokia praeitis, net jei jis šiandien nebėgiuoja paskui berniukus, o kaip dėl 25 apaštalų kanono, ištvirkėliai yra pašalinami iš bažnyčios. Žiūrint į šias nuotraukas aišku, kad jie nebuvo pašalinti iš bažnyčios. Panašu, kad apaštalų kanonai ir ACIRS negalioja.